Labas rytas. Praeidoje laidoje mes gaminame kiaušinį. Taigi šioje logiška būtų, mes gaminsime vištą. Pirma buvo kiaušinis, po to sekė višta. Šioje laidoje apžvelgsime, kaip teisingai pagaminti viščiuką, kaip padaryti jį geidžiamų jūsų namuose keptą. Dažniausiai namuose mes visi turime tą problemą. Visi nori kulšelės, bet nei vienas nenori valgyti krūtinėlę, nes jį būna sausa ir išdžiūvusi. Taigi pasistengsime padaryti taip, kad jį būtų sultinga ir geidžiama. O pradėsime nuo to, kad išmoksime pjaustyti vištą. Paruošime taip teisingai, kaip turėtų būti. Šiandien pirma višta bus ruošiama griliui, antras viščiukas bus ruošiamas virimui arba troškinimui, o trečią kepsime orkaitę. Pradėsime nuo viščiuko griliui. Ruošiant viščiuką griliui, svarbiausias dalykas yra išpjauti stuburkaulį ir viščiuką padaryti plokščią. Pradėsime nuo to, kad pirmą nukirsime sparnų galus, kurie dažniausiai dega ir jie yra mums nereikalingi. Nupjausime odos perteklių, nupjausime uodegą, kuri šioje situacijoje visiškai yra nereikalinga. Sekantis veiksmas, guldome viščiuką ant šono ir pradedame aštriu peiliu išpjaudinėti stuburkaulį. Kai nupjauname vieną pusę, guldome jį ant lentelės ir išpjauname antrą dalį. Šitos dalies neišmetam, naudosime sultinį. Kadangi dažnai kepant būna, kad per sąnarius viščiukas neiškepa, tai mes padarysime čia keletą pjūvių vien tam, kad garantuoti, kad viščiukas iškeps tolygiai. Dažniausiai daromos klaidos namuose yra tos, kad mes supjaustume viščiuką gabalais, taip automatiškai mes neiškepame jo sultingai ir kažkas tai džiūna, kažkas tai perkepa. Neįpjauname sąnarių, taigi tose vietose viščiukas dažniausiai turi kepti ilgiau. Ir kai jisai turi kepti ilgiau, mes susausiname krūtinėlę, todėl mes įpjauname šiek tiek per kojos sąnarius. Štai čia. Ir darome dar dvi įpjavas ties krūtinę. Štai. Na, jeigu norime padaryti tai šiek tiek mandriau, imame odą, įpjauname štai čia dvi įpjavas ir įkišame mūsų kulšelės. Turime idealiai paruoštą viščiuką griliui. Sekanti višta, kurią dabar pjaustysiu, mes ruošime virimui arba troškinimui. Pirmas veiksmas, kurį turime padaryti, tai pašalinti odos perteklių, nukirsti sparnų galus ir vienas iš labai svarbių momentų, gaminant viščiuką, kepant jį, pjaustant jį troškinimui, yra Y formos kaulo pašalinimas. Tam mes peiliuku darome dvi įpjavas ir tada pirštais atpalaiduojame jį ir išimame. Tai mums padės lengviau supjaustyti viščiuką. Kepant tai yra ypatingai svarbi procedūra, kurios daugelis, kiek žinau, tikrai neatlieka. Viena iš klaidų, kurią daugelis daro pjaustydami viščiuką, yra ta, kad jį pasiguldo štai taip. Mums reikėtų jį pagulyti ant šono. Ir pirmas veiksmas, kurį darome, tai yra peiliu pjauname šlaunelę. Vėlgi, nereikia tempti štai šitai. Mes turime jį pasiguldyti taip ir versti į tą pusę. Sekantis veiksmas, labai aktualus ir labai svarbus viščiuko išdarinėjime, yra minkščiausios dalies. Tai yra taip vadinamas austrės išpjovimas. Ir nuplėšėme. Ta patį kartuojame su kita pusė. Sekantis veiksmas, štai čia mes turime sąnarį, kurį galite užčiuopti su pirštu. Ir veiksmas, kurį toliau darome, tai yra pjauname per šį sąnarį, atpalaiduodami mūsų krūtinėlę. Ir toliau slenkame su peiliu ir nupjauname mūsų vieną krūtinėlės dalį su sparneliu. Ta patį darome su kita pusė. Pirštų užčiuopiame sąnarį. Darome įpjavą ir leidžiame peilį, nupjauname dalį krūtinėlę. Sekantis veiksmas, kurį mes turime padaryti, tai yra nupjauti mūsų krūtinėlės viršutinę dalį ir dabar mes turime likusį karkasą su dviem vidiniam krūtinėlėm. Jas nuimame tiesiog su pirštais.